Iškart ir apibendrinimą. Aišku, tai Vilniaus apskrities policija yra iš esmės jau pasirengusi sutikti Europos krepšinio čempionato svečius. Mes esam pasirengę tiek savo veiklos grafikus, tiek savo taktiką, tiek savo įrangą, kurią mes turime parengę ir tikimės, kad savo darbu įrodysim, kad galime užtikrinti tokio renginio metu saugumą svečių ir mūsų miesto gyventojų ir mūsų apskrities gyventojų, tačiau aišku, kad toksai renginys, didelis renginys, kuris vyksta Lietuvoje kartą per 70 metų, iš tikrųjų yra didžiulis mūsų profesionalumo, mūsų darbo patikrinimas ir aišku, turint galvoje, kad mes išgyvenam ne pačius geriausius ekonominius laikus, tai ir mūsų gebėjimo planuoti darbą su mažesniais resursais ir vykdyti jį daug didesnė apimtim, nei mes kažkada esame darę ir vykdę kažką panašaus. Tai tiek, trumpam. O iš apskrities policininkus irgi į Vilnių vešit papildomas pajėgas? Taip. Visos apskrities pareigūnai dirbs. Iš tikrųjų, kiekvieną dieną dirbs nuo 40 iki 120 papildomų pareigūnų, papildomai mieste dirbs, būtent dėl to, kad priklausomai nuo to, kokie renginiai vyks ir kada. Tai mes pradedam dirbti jau nuo kitos savaitės, tai kaip žinot, 29 dieną yra krepšinio čempionato ir TV3 sezono atidarimas, didžiulis renginys ir mes pradedam dirbti nuo to renginio. Iš esmės sustiprintai ir tai jau pirmas didžiulis mūsų darbas, o po to dirbsime kiekvieną dieną irgi su tam tikrų kiekių papildomų pajėgų, kadangi Vilniaus mieste jau pradėjo rinktis miesto svečiai, žurnalistai, FIBA atstovai ir kiti žmonės, kurie jau domisi krepšiniu. Vadinasi, jų saugumo užtikrinimo prasme mes turime dirbti. Tai yra, mes suprantam, kad tai yra didžiulė šventė, Lietuvos žmonėms, didžiulė šventė mūsų svečiam. Dėl to mes būsime tikrai pakankamai tolerantiški. Policijos pareigūnai dabar kaip tik mokosi tolerancijos tokių renginių metu, specialius mokymus vykdome. Tai iš tikrųjų aš tikiuosi, kad tie mokymai bus naudingi jiems, kad mes tikrai parodysim, kad galime būti profesionalais, draugiškais miesto svečiams ir matyt leisime truputėlį daugiau nei įprastai mes leidžiame mūsų piliečiams. O pavyzdžiui, kur tos ribos kokios? Ribos tokios, mes būsime irgi draugiškai nusiteikę, mes suprantam, kad visiems yra šventė, tiek sirgaliam, tiek miesto svečiam, kitiem miesto svečiam, kurie domisi krepšiniu. Ir jeigu nebus vykdomi jokie neteisėti veiksmai, tai yra laužomi, pavyzdžiui, suoliukai parkuose, daužomos vitrinos ar telefonų būdelės, taip vadinamos, tai mes tikrai nieko blogo nedarysime tų asmenų atžvilgiu. O kas būtent šiuo metu dar kelia didžiausią galvos skausmą? Tai, kad ir, žinot, kaip sako, gali būti puikiausiai pasiruošęs, bet visą laiką yra tam tikras netikėtumo faktorius. Tai mes irgi nemokame skaityti minčių, negalime pranašauti visko, kas įmanoma ir kas gali būti. Kiek įmanoma, mes standartinės situacijas esame jau apgalvoję, aptarę ir jos iš esmės yra jau paruoštos mūsų veiksmų planai tam tikrom situacijom, bet visą laiką yra tam tikras netikėtumo faktorius, kuris įneša visą laiką tam tikrą dalį chaoso ir tam tikrą dalį papildomų rūpesčių, bet mes tikimės, kad susitvarkysim.